Sveiki, su jumis Gediminas ir šį kartą kanale apžvelgsiu Casio G-Shock linijos laikrodį GA-B001G1AER su bevėlio ryšio prisijungimo galimybė. Šis modelis išleistas 2022 m. rudenį. Laikrodis parduodamas tipinėje tamsioje metalinėje dėžutėje su garantinė kortele bei vartotojo instrukcija. Beje, jos gali prireikti ypač sujungiant laikrodį su išmaniuoju telefonu, jei to neteko daryti anksčiau. Dėl savo gana agresyvos išvaizdos ir ryškių akcentų laikrodis traukia dėmesį. Kaip matote, laikrodžio korpusas pagamintas iš pusiau permatomos tamsios plastmasės. Laikrodžio laiko modulis patalpintas anglies šerdės, angliškai Carbon Co. apvalkale, kuris yra labai tvirtas, bet lengvas. Laikrodis sveria tik apie 50 gramų. G-Shock konstrukcijos standartiškai užtikrina 200 m vandens atsparumą, atsparumą smūgiams, laikrodis turi mineralinį stikliuką, kurį dalinai apsaugo korpuso konstrukcija. Laikrodis nemažas, kaip beje ir daugelis kitų analoginių skaitmeninių G-Shock modelių. Diametras siekia 46 mm, storis 13 mm. Tiesa, ant riešo jis neatrodo toks didelis dėl savo sportinės išvaizdos. Laikrodis apvalus, tačiau želinis pusiau permatomas korpusas yra briaunuotas, taip pat turi griovelių, kas laikrodžiui suteikia dar daugiau sportiškumo. Mygtukai gana paprasti ir stambus. Tiesa, viršutinis dešinys mygtukas yra išskirtinai kitoks, nors ir neiškrenta iš bendro dizaino konteksto. Kita vertus, raudoni užrašai ant korpuso bei ciferblato ir dar ryškesnės valandų padalos bei rodyklės juodame fone sukuria savotišką futuristinį kiberstiliaus pojūtį. Prie to dar prisideda ir ciferblato grioveliai bei kiti elementai. Ties 9 valandą turime keturkampę funkcijos parinkimo rodyklę, kurios grotuotos korpusas primena mikroschemų takelius. Antrame ketvirtyje turime nedidelį invertuotą LCD ekranėlį, kurios skaitmenys turi rausvą atspalvį, kas puikiai dera prie bendro dizaino. Tiesa, pačio ekranėlio skaitomumas yra pakankamai prastas, skaičiai maži, o iš šono kaip kuriais kampais jis iš viso yra neskaitomas. Tuo tarpu analoginio laiko skaitomumas yra puikus. Ciferblatas bei korpusas pagaminti tiksliai ir tvarkingai. Negaliu paminėti jokių netikslumų. Apskritai laikrodžio vizualinis dizainas atrodo originaliai ir puikiai išbaigtas ir vientisas. Tiek vientisas jo korpusas yra vienalytis. Tai yra neatskiriama su apyrankė ir pavyzdžiui įtrūkus ar suplyšus apyrankiai turėtų būti keičiamas visas. Nelabai tvaru šių dienų pasaulyje. Spalviniai variantai. Šalia šios variacijos yra palyginus konservatyvus vientiso juodo korpuso ir juodo ciferblato variantas. Taip pat versija raudonų korpusų. Labai įdomi ir kitoniškai atrodanti versija su pusiau permatomu mėlynai elektriniu korpusu bei mėlynais ciferblato elementais. Ši versija atrodo dar labiau kiberstilijo, nors ir neturi tokio agresyvumo, kaip kad šis laikrodis mano rankose. Ciferblato pašvietimas labai stiprus. Tam naudojamas baltas šviesos ledas ties 5 valandą. Apšviečiama didžioji ciferblato dalis. Rodyklės skaitomas gerai, tačiau pats apšvietimas nėra tolygus, o ir atrodo kažkaip labai nešiuolaikiškai. Dabar peržvelkime laikrodžio funkcijas. Jos gana tipinės G-Shock modeliams. Pasaulio laikas iš viso yra 38 laiko zonos, sekundometras. Atbulinės atskaitos laikmatis, maksimali trukmė gali būti nustatoma iki 24 valandų. 5 žadintuvo signalai bei valandinis signalas. Laikrodis turi bevėlį ryšį, vadinamąjį Bluetooth Mobile Link. Norėdami susijęti jį su savo išmaniuoju telefonu, turime naudoti Casio Watches aplikaciją. Įjungiame Bluetooth ryšį laikrodyje, parenkame ir surišame laikrodį iš aplikacijos. Aplikacija leidžia nustatyti visus nustatymus esamus laikrodyje. Laikas sinchronizuojamas automatiškai vos užmezgamas ryšys. Prieš tai turi būti nustatyta atitinkama laiko zona. Tiesa, panašu, kad Bluetooth ryšys yra gana lėtas, nes nustatymų pakeitimų tenka laukti pakankamai ilgai. Kitas dalykas, pati programėlė nėra intuityvi. Žinoma, tai naudinga funkcija, tačiau lengvai galime apsieiti ir be jos, nes visus nustatymus galime atlikti senuoju būdu naudodami mygtukus. Laikrodis naudoja laiko modulį 5690,
kurio įprastas tikslumas yra nuo -15 iki +15 sekundžių per mėnesį. Laikrodis maitinamas dviejomis SR726W tipo baterijomis, kurių turėtų pakakti 2 metų veikimui. Šiame kainų lygyje labai norėtųsi turėti pakrovimo šviesa Solarta funkciją, tačiau jos nėra. Keistas sprendimas jos neįtraukti į šį unikalaus dizaino G-Shocką. Guminė apyrankė yra dalinai skaidri prie korpuso, bet palaipsniui pereina į nepermatomą juodą prie plastmasinės sagties. Apyrankė turi nestipraus blizgesio efektą. Nors ir nėra minkšta, ji išlieka pakankamai lanksti, o ant riešo guli patogiai. Apyrankė ilga, tiks riešo apimčiai iki 22 cm. Kaip jau minėjau, apyrankė atskirai nekeičiama, nes yra vientisa su korpusu. Kągi, metas apibendrinti. Išskirčiau tokius gerus dalykus. Turime originaliai atrodantį G-Shocką su Kiber stiliaus prieskoniu. Vizualiai dizainas išdirbtas iki smulkmenų. Visi G-Shock konstrukcijos privalumai. 200 m atsparumas vandeniui, atsparumas smūgiams, mineralinis stikliukas. Lengvai skaitomas analoginis laikas. Geri dalykai, bet galėtų būti ir geriau. Stiprus ekrano apšvietimas, tačiau atrodo nešiuolaikiškai. Geras reikalingiausių funkcijų rinkinys, įskaitant bevėlį ryšį. Tačiau bevėlis ryšys yra gana lėtas, o Casio Watches programėlė nėra draugiška vartotojui. Negeri dalykai arba trūkumai. Invertuotas mažas ekranėlis yra sunkiai skaitomas. Atskirai nuo korpuso nekeičiama apyrankė. Trūksta krovimo šviesa Solarta funkcijos. Casio pavyko sukurti vizualiai puikiai išbaigtą ir įdomų dizainą. Šis G-Shock laikrodis atrodo originaliai ir traukia aplinkinių dėmesį. Būtent šis spalvos variacija yra ganėtinai agresyvios išvaizdos, tad gali būti ne visiems priimtina, bet galima rinktis ir labiau tradicinius variantus. Iš techninės pusės, mano nuomonė, buvo galima šiek tiek labiau pasistengti. Mano bendras įvertinimas yra 77 balai iš 100. Priminsiu, jog šį G-Shock modelį bei daugelį kitų Casio laikrodžių rasite laikrodžiai LT parduotuvėje. Tiesioginė nuoroda yra šio video aprašyme. Dėkui, kad žiūrėjote, tikiuosi apžvalga patiko. Būčiau dėkingas už komentarus ir pasiūlymus, bei patinka paspaudimus. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą. Sėkmės ir iki kito karto.